Tai Maždaug 2 žmonės. buvom pamaloninti. Maždaug 2. Per tuos 4 metus, ar jūs esat kažką tai išleidę, sukūrę, padarę kažką tai, kokį albumą ar dar kažką? Ne mes esam padarę, mes esam padarę 2 gabalus savo geriausius, jie man sakė, Running in Circles. Ir Running in Circles laimėjo MTV Soundwave. Tai čia angliškai buvo dainuojama. Jo, angliškas. Nu ir MTV mums sukūrė vaizdo klipą. Tai o gal ateityje planai kokie tai dėl albumo yra ar nėra? Taip, albumas bus išleistas po porą savaičių. O, tai jau yra visas komplektuotas, liko paskutinis Viskas, paliko sulankstyti dėžutę. O kaip, jūs patys lankstysit, patys pardavinėsit ar leidybinės firmas kažkas? Pradžiai pardavinėsim koncertų metu, o jeigu kažkas geresnio pasiseks, tai be abejo. Bet iš tikrųjų tai po 2 savaičių dar nebus, nes po 2 savaičių jau buvo prieš 2 mėnesius, tai bus dar maždaug po 2 mėnesių. Jie man sakė pavadinimas, taip. Ir bus 10-12 kūrinių, maždaug tame tarpe dar atsirinkinėjame ir galvojam įdėti iš Panevėžio koncerto įrašus, kuriuos davė organizatoriai, nes... Bonus trekai? Bonus trekai, jo, įdėsim, žodžiu, kad, žinai, live rock band. Tai va, sudėsim visus savo buvusius kūrinius, ką mes padarėm per tuos 4 metus ir 4 bus patys naujausi tuomet sukurti, kai mes buvome šiame sąstate. Bus įdomu. Ir grupė turi nuostabų klausimą gatvėje. Mūsų klausimas būtų toks, su kokia roko žvaigžde norėtumėt praleisti metus, tai yra su juo pagyventi 1 metus? Šitam Vilniaus saulėtam krašte žvelgiu į kamerą slapčia, aplink daug žmonių visų gerų ir aš visų klausimo klausiu. Kokia žvaigždė jūs gyventumėt metus? Ar tai ne per drąsu? Su Butkute. Butkute? Jūs žavė Butkute? Nu tai žinoma. Jūs? Taip pat. Irgi taip pat? Nu tam dalintumėmės kažkaip. Tai. Aš galbūt su Egidijum Dragūnu. O draugė? Su Ostapenka. Sunkus klausimai, žinokit. Kodėl? Taigi ir daug gražių visokių Starošaitės, gal per senos. Su Katunskyte va norėčiau. Su Katunskyte. Labai nuostabus atsakymas. Kokia? Su Radžiu. Su Radžiu? Jo. Jordana Butkutė. Jordana Butkutė, tave taip traukia. Jo. Šita scena. Aha, taip. Taip, toliau jūs. Aš pagalvosiu dar. Jo. Aš tai su Birutė Dambrauskaitė. Su visom. Nu, labai daug yra. Su Mamontovu. Net neįsivaizduoju. Su Violeta Berškytė ar kita nenai. Šiaip tai gal Zvonkė kokią. Su Jurga aš gyvenčiau. Aš paimčiau. O tu su Džiazu. Gal su Mamontovu. O draugė? Sunku net pagalvot, galbūt irgi. Su Natalija Zvonkė. O ką darytum su ja? Aš mokyčiausi iš jos, kaip reikia gyventi. Kaušpėdu. Ne per senas? Ne, man jis gražiai dainuoja. Supratau, o draugė su kokia žvaigždė gyventų? Net nežinau. Ar abidvi su Kaušpėdu gyventų? Ne, aš su Kaušpėdu negyvenčiau. Per senas biški. Tai gal gyvenčiau su... O čia būtinai su vaikinu. Tu nesvarbu, gal jau su moterim gyventi? Gal gyvenčiau su Vilija. Čia su Jordana Butkutė kokia. Bet kažkaip merginos ir visos su moterim norit gyventi. Bet Butkutė. Nu, kas yra Butkutė? Nu, labai gera dainininkė, aš su ją prie jūros nuvažiuočiau. Kaip jums Lietuvos roko scena? Ko jai trūksta? Ko jai trūksta? Gera scena. Scena tokia kaip ir ekonomika. Be abejo. Nu, yra tų scenų, kiek tai, kultūrkių pilna, klubų yra, žodžiu, o kalbant apie atlikėjus... Klausia, kur tau atsistot, klausia, ar muzikantai yra. Nu, tai vat sakau, kalbant apie atlikėjus, tai irgi yra, Taip, jums kas dievukas yra? Ne. Lietuvoje? Jo. Roko? Roko dievukas? Aš galiu pasakyti. Palauk, duok žmogui pasisakyk. Jisai labai ilgai galvos. Man tai Kastytis Kerbedis. Iš Panevėžio. Pats geriausias. Man irgi patinka, jis geras yra. Dar turiu klausimą, ar teko groti už Lietuvos sienos ribų?
Teko? Lenkijai? Kokie įspūdžiai ten, kaip ten Krokuvoje grojom Coke Live Music Festival. Čia gal su kokainu susiję Kažkas ten, žinai. Nu, jeigu Coca-Cola... Buvo kažkada, buvo ten kokaino. Uždraudė, matai. Buvom. Ir didelis labai festivalis vyko čia po to, kai laimėjom Coca-Cola Soundwave. Ir grojom kartu su grandais Prodigy. Timbaland grojom. Timbalandas stovėjo ten, sakė ir didžėjas leido kompaktus. Čia jau tokio scenai pabūti yra, didelis, sakyčiau... Mes ne toj scenoj buvome, ne toj scenoj, šalia buvo. Na, bet vis tiek šalia. Festivalį 3 scenos tam bent jau buvo. Kaip ir Be Together, beros 3 yra scenos. Ir Be Together be abejo dalyvavom. Dalyvaujate ir Be Together? Jo, 2008 metais. Tai turint jūsų iš tikrųjų patirtis labai didelė, tokia didelė scenos. Nu taip, per 4 metus susirinko. Ir dideli honorarai. Nu, be abejo. Blitz turnyras. Krisko, pirmas numeris. Jums Krisko ar Šokolovaitė? Greitai sakyk, Blitz turnyras. Jurkutė. Tarta? O jums labiau Skaisgiris ar Valiulis? Valiulis. Ne dėl to, kad gražesnis, bet man jis toks... Valiulis? Atrodo simpatiškesnis, galim taip sakyti. Jums Blitz turnyras, Skaisgiris, Valiulis. Valiulis. Muzikinis Rusijas. Čia buvo. Ačiū grupiai Sweet Salt. Chasing the problems with these all lies. I'm going to madness. Life is so easy, just try to feel it. We live in a bubble. Oh, why can't you see that? Where my story ends, I need to know where I'm going to. Am I wrong? Time is running out through my eyes, and all I ever loved simply dies. Just look on the other side. It's such a mess. Trying to know yourself, put everything on your shelf. My mind is clear now, I know that for sure. Ain't trying to stop me, I'm ready to go. Where my story ends, I need to know. Where